mamos diena atrodo, kad tikrai, faina šventė, turėtume mes sveikinti tas mamas, džiaugtis, kad jos yra, jeigu dar yra, ir, kaip sakiau, dovanoti gėlės. Bet ne visiems žmonėms yra ta šventė tokia džiuginanti ir yra žmonių, kuriem ta diena yra viena iš sunkiausių per visus metus. Kokie tai žmonės, kuriem ta diena yra nelengva? Žinai, tu užduodamas klausimą iškart vieną niuansą užkabinai, jeigu dar yra. Taip. Tai turbūt vienas niuansas yra tas, kad sunku tiem, kurie neseniai yra praradę. Ir praradę gali būti mamą praradę, arba gali būti moteris praradusi savo vaiką, kas irgi yra labai skausminga tema, gali būti visokių tų situacijų. Tai tada, kada atrodo turėčiau džiaugtis ir eidavau sveikinti mamą, dabar aš nebegaliu, arba kaip mane ateidavo sveikinti, nebėra kam. Tai tie jausmai iš tikrųjų gali būti labai sudėtingi ir atrodo tos netekties išgyvenimas atsinaujina, nes jeigu taip žiūrėt dar truputėlį per netekčių arba krizių prizmę, tai tie metai ir visos didžiosios šventės, kol praeina visas ciklas, tai iš tikrųjų yra skausmingi prisiminimai grįžta. Tai viena kategorija, tie, kurie išgyvena vienokią ar kitokią netektį, ir tada yra žmonių, kurių santykiai su mama galėtų būti ne tokie, kokių jie norėtų, ne tokie, kaip vaizduojama tuose gražiuose paveiksliukuose su gėlytėmis.